Labas rytas. Savo darbe, savo veikloje aš turiu labai daug bendravimo su žmonėmis. Ir vakar kaip tyčia toje komunikacijoje keletą žmonių paminėjau tokius žodžius: bandau, stengiuosi. Ką šie žodžiai kalba? Pirmiausia, kalba apie tai, kad žmogus tikrai turi didžiulį norą, kažkokį lūkestį ir jaučia didžiulę įtampą, kad to, ko nori, nebegauna arba neturi. Jis iš tikrųjų nori tai turėti, bet jo pastangos, kažkokie tai veiksmai, tai tik tai vandens paviršiaus judinimas, bet netikri veiksmai tam, kad tai pasiektų. Dažniausiai jie apsiriboja tik tai mąstymų, galvojimo apie tai, kaip tai padaryti ir daugiau nieko. Kartais būna, kad turi kitą prioritetą, labiau svarbų reikalą ir to tiesiog neįsisąmonina, kad jo dėmesys ne tenai. Juk nekartą tikriausiai girdėjote pasakant: aš bandau mesti rūkyti, aš stengiuosi negerti, aš stengiuosi normaliai bendrauti, ir jūs žinot, kad tiem žmonėms niekas neišeina. Tai vat būtent ir yra, kad vadinasi daroma ne tai, kas iš tikrųjų reikia. Dėl ko tai vyksta? Dėl to, kad žmogus, kaip aš ir minėjau, turi kažkokius kitus prioritetus galbūt. Galbūt yra kažkokia baimė, drovumas, gėda, ir tokiu būdu save sabotuoja žmogus ir tiesiog vilkina tai, ką turėtų daryti. Galbūt yra dalykų, kuriuos jisai nesupranta, aišku, ir neturi tam tikros elgsenos, kuri atvestų į teisingą kelią. Bet tokiu atveju vien tik savistaba galima savo padėti. Stebėkite, ieškokite, o kas vyksta tuo metu, kai aš kitiem arba savo sakau žodžius: aš stengiuosi tai padaryti, aš bandau tai padaryti. Juk neįmanoma, pavyzdžiui, stengtis draugui įpilti vandens į stiklinę arba bandyti nueiti į parduotuvę. Mes tiesiog arba darom tai, arba ne. Pagalvokite apie tai, parašykite, ką apie tai manot, kaip pas jūs tai yra. Sėkmės. Iki.